Sveiki atvykę į naują Unreliable epizodą. Šiame epizode aš pagaliau dažysiu bodykito, man jį dažys Rytis. Nesakysiu geriau. Aš pasiėmiau atostogų šią savaitę, pagaliau nusišveičiau viską normaliai, nusigruntavau vakar užvakar, šiandien sušveičiau gruntą, ėmiau dažų, tikėkime, kad užteks. Mūsų kompresorius gan mažas ir mūsų ginklas iš depo geras niekam, pasiskolinom iš Ryčio kompresorių ir šautuvą. Užsimaišysim dažų, dėsim pirmai base coatą, nes kai kuriuose vietose prasišvietė gruntas, bet šiaip viskas normaliai išėjo. Žiūrėsim kaip seksis, tikiuosi iš 10 arba 20 metrų atrodys mašina gerai. Let's come on! Dabar buvo užpūsti base coatai baltos spalvos, nes kai kur prasišveitė. Pasidarėm biškį per traukėlę, kad padžiūtų ir geriau prikiptų dažas. Tai dabar jau pučia Rytis spalvą, galime nueiti pažiūrėti. Kaip matom, visai zaibys jau atrodo. Kanoninis eventas. Neįsivaizduoju, ką po šito reikės daryti su gyvenimu. Mašinai realiai reikės labai mažai dalykų, kad realiai nieko nebereikės jai, kad būtų zaibys mašina. O, pamiršau veidrodžius dažyti. Tai jo, dar galvojom, nufilmuosim update'ą, tai ant mašinos realiai daug kas nepasikeitė. Nu, viskas aišku, tipo, matom, kad nusiėmė, nusipurškiau va mašinos spalva moldingus. Aišku, vėliau reikės dar pasiimti plačius moldingus nusidažyti. Nu, nusipirkti plačius moldingus, juos nusidažyti ir bus tada, jo, dar likę, va, čia prikepė klijų nuo šitų, nuo teipo painters. Ratam planas, aš nežinau, dabar jie tokie panaudoti, tai turbūt reikės į vibropoliravimo nuvežti ir tada su keramika padengti, kad išliktų nupoliruoti šviežiai ir blizgėtų. Tokį susitvarkyti, kitoj pusėje irgi biškį palamdytas. Va, ūsas, jo, buvo krešas anksčiau, tai dėl to keičiamas bus. Gal durų rankenėlės, mane yra jos apklijuotas, realiai mašinos spalva, tai gal ir šitos reikia apsiklijuoti, bet tada ir gumas norėčiau keistis, tai toks jau didelis darbas gaunas. Žiūrėsim kaip seksis. O šiaip reikės nusiplauti, gal nusipoliruoti mašiną ir turėtų būti zaibys. Tai dabar nusipūtė 2 sluoksniais, išėjo litras dažų. Ir ką žinau, visai normaliai, gal tik tai veidrodžiai kažkiek klievai nusipūtė, nes jie stovi, o ne pakabinti ir negalima prie visur prieiti. Tai žiūrėsiu, kaip atrodys, gal reikės su flakonu pūsti. O šiaip spalva iš pradžių buvo nepanašiai mašinos, buvo daug tamsesnė, bet dabar pastovėjus ir biškį padžiūgus, daug labiau panaši. Ir dar, manau, lakas pridės to šviesos, nežinau, tiesiog spindėse pridės, nes dabar tiesiog nupūsta. Taigi Dominikas atvažiavo, tai pradedam filmuoti su GoPro ir man bus patogiau. Tai ūsą realiai lempas nusiėmiau. Užsidėjau ūsą, buvo biški keblumų, nes toj parodysiu. Nes ant, kai matom, ten yra 3 skylės, ne, ūsui. Tai prie FL eina paskutinė pačiam gale su tokiu metaliniu kliupsiuku. Tai reikia nuimti ir vieną prieš uždėti ir tada zaibys išeina. Tai va, prisisukom, neprisiveržiam dar čia, bet reikia prisiveržti. Čia jau prisiveržiam, čia prisiveržiam. Visur Realiai, čia tik tai irgi prisiveržti reikia. Šitas nušoko, dingo, nežinau kur ir nukrito. Ir žiūrim, kaip kapotas susidaro. Visai sakyčiau tvarkingai. Blema, tik gal biškį žemokai. Didelis tarpas gaunas kažkaip. Nu tai, gerai, reikia vėl atidaryti kapotą ir bandyti toliau dėti. Ir aš dar nebuvau, nemačiau, kaip nusidažė tas bodis, nes išvažiavau vienu momentu.
bet kiek dabar žiūriu, čia viskas gavosi labai gerai, tik kuriuose vietose su šveitimo tokio. Na, aišku, ten tie įdaužimai tokie, va kaip čia, bet tai čia iš tolo nieks nematys. Esmė, spalva viena, viskas čia matosi, kur ne per daug. Kad galbūt šiandien surinksim jo, tai Rokas nusipirko sėdynį iš manęs. Rašė jau? Marčius rašė. Jo, buvo ši situacija buvo apipilta. Aš dar nemačiau šitos situacijos, man tik tai parašė, kad bankė tavo sėdynė apipylė. Atremta viens kitą dalykus ir netyčia pasijudino ir nukrito skėdiklio su dažais. Tai čia... Jis vis tiek planavo pirkti, dabar tiesiog apipiltą pirks. Nu. Galės su flakonu juodai nupūsti. Galės persitraukti. Rapolas, kai dažė bodį, pamiršo, kad reikia ir moldingus nusidažyti. Nepamiršau, Tai dabar flakon action. Bet su Navolio laku viskas žiauriai gerai gauna. Nu jo, dažų gavau. Multitaskina, bičas. Jo, tai užsidėjom priekinį bamperį ir dabar susirinkom galinį bamperį sulikau. Čia šitas kniedė biškį supisom. Buvo dažų, aš pamiršau, kad reikia biškį prasivalyti ir jį pradėjo suktis plastikę. Viską susukom, reikia vadą susukti truputį dar. Ir galima uždėti galinį buferį ir tada bus lenkščiai uždėti priekinis bamperis ir galinis. Taip pat čia reikia su dvipusę priklijuoti spoilerį. Galima bus uždėti šitą vieną moldingą, kuris normaliai nusidažė, nes visi kiti pradėjo reaguoti su dažais. Tai va, reikės moldingus dar persidažyti, čia jau kitai dienai ir bus viskas ledas. Tai galima uždėti galinį buferį. Renkas po truputį tas automobilis ir turėsime vienos spalvos kregždę. O, kaip šviesa. Blemba. 30 laipsnių. Jo, tai nudažėm mašiną, surinkom ją, dabar tvarkomės. Pašok man, berniuk. Šiukšlyną mes susitvarkysim. Pašok man, burnelį. Atrodo tikrai kvailai. Tai viskas apdulkinta. Apsitvarkysim ir galima bus naudoti garažą vėl. Tikė. Dabar yra antra diena, kaip tvarkomės garažą ir finišinam visokius šūdus. Aš šiandien noriu pasibaigti moldingus. Tai yra suvalyti jau 2, 3 yra gerai nudažyti. Šitas yra ir dar vienas čia. Tai jo, juos reikia nusišveist, nusigruntuot, nudažyti ir tada bus. Bodį kitą jau uždėjom, reikia grotų dar. Tai jos vėliau biški bus, kai bus finansų. Apsitaškiau. Jo, atsirado geras variantas, Nardi Deepcornas su chrominiu vidum ir medinis vairas. Čia, medinių žiedų ir chrominių. Kai nėra finansų ant grotų, bet ant Nardžio yra. Jo, laukiu, kol kažkas nupirks, girdėsim vairą. Dar turėtų pareiti šifteliukas, shift knobas iš Community DIY. Bandysim paprašyti, kad padarytų panašų į vairą, kad būtų tas medžio akcentas salone. Reikia ratlankis man susitvarkyti dar prieš eventą. Gavau kontaktą įmonės, kuri vibro poliruodavo ratus, bet jie man šiandien parašė, kad nebeužsiima ratais. Tai reikia galvoti, ką daryti. Varyt, smeliuoti ir pūst šitais milteliais, kaip ir variantas, bet tada tiesiog pilki ratai. Sidabriniai. Tai
Irgi taip, gal kažkaip keistai, gal ten fleiko bus daugiau ir atrodys gerai, bet norėtųsi chrominio. Gal paieškosiu, dar parašysiu į kelias grupės, pažiūrėt gal kas apsiimtų. Pasidarėm to-do listą kregždžiai. Tai kaip matome, reikia pasikeisti tepalus, dapilt antifrizo, nes biškai buvo išleidęs rasporkę užsidėti priekinę, bei rytis turi man pagaminti galinę rasporkę, dabar ir užsakytas plokštelės ir vamzdžių nupirks, padarys. Tai pas mane galia pakaba šiaip neveikia, bet su rasporkė galinė dar daugiau neveiks, tai bus žiauriai zaibys. Jo, pakeisti keleivę šakę, Nojus sakė, turi nenaudojamą, tai ją įsidėsiu ir ją naudosiu, reikės dar suvedimą pasidaryti. Tai, nu kažkaip, kažkur. Tai jo, kažkur surasim. Jo, moldingus nusidažyti, išsivalyti saloną, nes ten dabar biškai betvarkė po paskutinio PBF Driftlando tripo. Ko tai mane žiūri? Jo. Pabandyti nusipoliruoti, čia toks ant klaustuko, gal biški dalykus ir įdėti rankinę. Aš užsisakiau kaip pas Dominiką Reverse Lab. Aš šiaip parodžiau Dominikui. Ir aš pirmas užsisakiau. Jo, tai jis yra toks, jis čia E9 ir pirmukam. Su pompa iš karto atėjęs, ta prasme jis pritaikytas į stok vietas, kad prisukt ir pasislėptų į stokinio rankinio vietą. Tai kregždžiai tas pats. Nedaužyk. Tai labai keista, jau antras, nu ta prasme praeitą savaitę pirmadienį užsakiau, pas jos nebuvo išeiginės, pas mus buvo. Tai man atsiuntė mailą, kad ruošiamas, susimokėjau 2 eurų už siuntimą, 2 eurų iš Lenkijos siuntimas. Ir vis dar neturiu rankinio, tai laukiam žinių ir naujienų, toliau tai darom šituos ir tęsiam darbus. Tai šiandien garažo clean-up ir moldingų pritaisimas, dažymas. Tokie reikalai šitos antros dienos. Man tai jau kokia 5 ar 6. Anyway, kažką nuveiksim. Yo, what's up, motherfuckers? My name is Hardcore and I'm pimping all your bitches and hoes. Man, and you know it's gonna be yo. Išsiaiškinom, kad visgi groteles tai teisingas rapolas turėjo. Sudėjom. Jis tiesiog nežinojo, kurią pusę jas reikia užmauti. Jo. Biškį išpoliravom va, tą chromą. Būtų gražu. Sumetėm grotas. Šiandien liko susimesti moldingus. Įdėti rasporkę. Jo. Ir tada nufilmuosim truputį šito automobilio rolerių. Ai, dar reikia rastapkės į priekį sumest, kad biški agresyviau atrodytų tasai priekis ir tau reikia išsivalyti engine bay. Jau engine bay look like ass. Po sezono vis. Jo, tai atsidarom sandėlį, pasiėmam dalį. Dabar sukrausim rastapkės. Užvažiavom ant lentų, kad galima būtų žemo profilio domkratą pakišti ir uždėsim rastapkės ir varysim filmuoti truputį rolling shots, kai aš susidėsiu banerį. Susidėjom moldingus, uždėjom rastapkės, prisukau galutinai slenkščius. Nežinau, mašina. Jo, prašom, kregždę, neplauta, dar nulijus dulkiam, bet reiks nuvaryti į plovyklą, nuvarė į plovyklą, padaryti rollerių. Hell yeah, aš baneriuką užsimečiau. Va tai va.